Vilniaus miesto savivaldybės administracija įteikė ieškinį teismui dėl 939 milijonų litų negautų pajamų už 4 metų laikotarpį. Skolų ir pasiskolinimų skaičius buvo padidėjęs daugiau negu 500 milijonų litų ir siekia 819 milijonų litų bendrai. Negaliu kaltinti kolegų merų, ką esu sakęs ne kartą, nes nepriklausomi ekspertai, finansų analitikai, teisininkai yra aiškiai parodė, kad būtent šios skolos susiformavimo viena iš pagrindinių priežasčių, tai būtent yra ydinga biudžeto formavimo metodika, už kurią konkrečiai atsako Lietuvos Respublikos vyriausybė. Reikėtų didinti gyventojų pajamų mokesčio atskaitimo dalį Vilniaus mieste nuo 40 iki 60% ir lygiai taip pat atitinkamai padidinti skolinimosi limitus, kad šį laikotarpį būtų galima išgyventi. Deja, vyriausybė pateikė visai kitokį biudžetą Seimui, kurį Seimas ir patvirtino. Todėl mes ir neturėjom kito varianto po ilgų diskusijų ir ieškojimų sutarimų ginti Vilniaus miesto gyventojų interesus ir kreiptis būtent į teismą. Ir jeigu teismo sprendimai bus palankus Vilniaus miestui ir bus priimtas sprendimas Vilniaus miesto gyventojams kompensuoti 939 milijonus litų, tai ką reikštų miesto ekonomikai, norėčiau pasakyti. Tai reikštų, kad Vilnius faktiškai neturėtų paskolų ir skolų, kuriems būtų skirta ne mažiau 400 milijonų litų. Atitinkamai už kitus pinigus būtų galima 175 milijonus litų skyrus nutiesti arba suremontuoti 200-250 km gatvių Vilniaus mieste. Tikrai šiandien Vilniaus mieste jau būtų pastatyti darželiai, antras darželis Pilaitėje ir Perkūnkiemyje ir Santariškėse. Taip pat be abejo, ką jau minėjo gerbiamas Romas Adomavičius, visuomeninio transporto kokybė būtų ženkliai geresnė, o bilietų kaina būtų minimum 20% mažesnė negu šiuo metu yra. Ir aišku, dar investavus papildomai apie 20 milijonų mes galėtume turėti puikią dviračių takų infrastruktūrą ir sutvarkytas parkavimo vietas išplėstas daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose. Dėl vyriausybės konkrečiai biudžeto planavimo metodikos ir principų šiandien susidarė tokia situacija Vilniaus mieste, kad per praėjusius 4 metus daugiau negu 500 milijardo turime skolų ir įsiskolinimų. Problema labai aiški, todėl kad drįsčiau teigti taip, kad praeitoje kadencijoje Vilniečiai neturėjo savo miesto mero. Politinės partijos turėjo savo atstovus mero poste. Todėl buvo įsiklausoma į tai, ką sako partijų vadovai ir negirdima, ką reikėtų daryti Vilniaus miesto gyventojų reikmėms tenkinti.